daug bendrauju su archeologais, restauratoriais, bet esu dailės istorikė ir pirmiausia krosnis būtent tyrinėjau kaip dailėtyrininkė, tyrinėdama Vilniaus XIX amžiaus interjerus ir tada, kadangi krosnis, koklinės krosnis užima didelę dalį interjero, tai būtent tyrinėjau kaip interjero tą dekoratyvinį elementą. Bet labai greitai supratau, kad taip tik kaip dekorą tyrinėti, tai ten greitai pasieki lubas ir labai mažai gali pasakyti apie tą krosnį, apie jo gamintoją ir kad ta išorinis pavidalas praktiškai nieko mum neparodo, kas yra vienos ar kitos krosnės gamintojas, nors mes pamatom tokio pavidalo ar modelio krosnį, pamatom kitur lygiai tokią pačią ir galvojam, kad tai yra tas pats gamintojas. Bet tai tikrai nėra taip, nes pavyko išsiaiškinti, kad jeigu sukuriamas krosnės modelis naujas ir jis patentuojamas, nesvarbu, ar fabriko savininko, ar amatininko, tai va dar čia ir patikslinsiu, kad XIX amžiuje tikrai mes ne apie fabrikinę gamybą kalbam vien, kad amatininkai dirbo lygia greta. Taigi patentavus krosnės modelį, išskirtinės teisės tam, kuris patentavo, priklauso metus, ilgiausiai 3 metus. Vėliau gali tuos brėžinius, žodžiu, ir visą informaciją imti visi kiti be jokių apribojimų ir tie modeliai, kurie patiko pirkėjui, tai yra tam vartotojui, nes jeigu tu gamini, ar amatininkas gamina, ar fabrikas gamina, jis gamina tam, kad iš jo pirktų. Jeigu modelis, kad ir labai gražus ar kažkoks ypatingas, bet jeigu jis nepaklausus tarp pirkėjų, tai jo gamyba greitai ir nutrūksta. Tai ir katalogai, kurie yra išlikę, katalogai irgi tik parodo, kad taip, tas gamintojas gamino tokį modelį. Bet jeigu paimsime įvairių Europos kraštų katalogus, jeigu palyginsime, tai matysime, kad praktiškai tuos populiariuosius modelius ir koklius, ir visą modelį krosnės gamino praktiškai visi Europos fabrikai. Teisingai Jūratė pasakė, kad XIX amžiuje jau tie madų diktuotojai buvo Vokietijos fabrikai. Tai štai aš pamačius, kad pagal tą išorinį pavidalą tyrinėti krosnis ir nustatinėti jų gamintojus praktiškai neįmanoma, tuomet aš pradėjau, o tiksliausiai pasako apie gamintoją, tai yra gamintojo spaudas vidiniai krosnės pusėje, koklio pusėje. Tai žinoma, kai stovi krosnis, jos, to spaudo mes nerasim, bet jeigu bendradarbiauja su archeologais, su restauratoriais, su muziejininkais, tai galima surasti, žodžiu, ir pasitikslinti, kas yra gamintojas. Tai man, tyrinėjant XIX-XX amžių, pavyko nustatyti vien Lietuvoje dirbusių daugiau nei 150 amatininkų gaminusių įvairiose Lietuvos vietovėse koklius ir maždaug apie 100 didesnių ar mažesnių fabrikų. Ir taip pat virš 60 įvežtinių fabrikų produkcijos. Tai tos įvežtinės produkcijos būta tikrai labai daug. Ir tai, kad pas mus ta pramonė ar šiaip pamatai galbūt ne tai buvo smarkiai išplėtoti, kitiem importuoti buvo labai gerai, nes puikiai rinka, ją galima užpildyti savo gaminiais. Tai iš tiesų spaudų aš rinkau įvairiai. Aišku, pats idealiausias variantas yra, kai stovi krosnis, matai jos
pavidalą, jos išorę ir tada gali dar restauruojant, pavyzdžiui, pamatyti koklio spaudą ir labai tiksliai nustatyti gamintoją. Iš tiesų, tarsi atrodo labai susiaurina bent jau tyrėjo tą tokią laisvę, atrodo, na, tik tas spaudas gali pasakyti. Bet iš tiesų tyrimas, kaip matot, išsiplėtė daug ir pradžioje aš galvojau daryti tiesiog tik tai gamintojų ir jų ženklų žinyną, bet vėliau, kai tų tokių niuansų, kuriuos šiandien tiesiog neturiu laiko paaiškinti visų, tų niuansų buvo tiek daug, kad aš supratau, kad man reikia rašyti monografiją ir toj vienoj knygoje yra monografinė dalis ir žinyno dalis. Ir aišku, net ir pabaigus knygą, duomenys pildosi, aš vis bendrauju, gal net ir jūs kažkaip būsite mano tolesnių veiksmų bendraautoriai. Po kiekvieno mano kažkokio ar knygos pristatymo, ar paskaitos, kas nors prieina ir sako, va, aš turiu tokį koklį su tokiu spaudu, ten iš tokios krosnės. Ir vienas, nors didžiąją dalį aš jau tikrai esu surinkusi, bet vienas kitas pasitaiko naujas. Tai šiandien, na, kažkaip Rasa leido pasirinkti, nors aš dabar matau, gal būčiau galėjus ir kitą temą šnekėti, bet man atrodo visai gerai ir pasižiūrėti į tokią stilistinę prasme. Tai aš jau ten labai, jeigu žinomi gamintojai, tai aš esu pridėjus spaudą, bet pasižiūrėti, tai kągi mes esame išsaugoję, nes didžioji dalis, kaip bebūtų gaila, vis dėlto yra archeologų duona. Bet mano tas tyrimas yra 19-20 amžius, o archeologai sustoja ties 1800 metų riba. Ir tų man reikalingų artefaktų jie iš tiesų dabar žinodami, nes aš daug kalbu, daug pasakoju, tai jie prisimena, kad yra tokia Dalia Klaimienė ir man padovanoja dar vieną kitą radinį. Tai, žodžiu, aš jais labai džiaugiuosi ir juos labai vertinu. Tai jeigu mes žiūrime iš to laikotarpio, kas yra išlikę, aš taip chronologiškai eisiu ir taip stilistiškai, tai ankstyviausios krosnys yra iš klasicizmo tokio ampyro laikotarpio. Tai yra maždaug XIX amžiaus 3-4 dešimtmečiai ir tai yra, na, labai garsaus Rusijos imperijoje veikusio dabartinėme Tartu, tuomet Derbtas, Tartu pavadinimas buvo Derbtas. Ir ten veikia labai garsus Luninų fabrikas. Luninai buvo atvykę, na tikrai iš Rusijos gilumos ir norėjo įsitvirtinti, norėjo įstoti į tuometinį Derbto puodžių cechą, bet puodžiai, žodžiu, neįsileido jų. Ten jie, na, yra ten net dokumentai išlikę, kad jie ir laikė tuos meistro vardui gauti egzaminus, bet, žodžiu, buvo nepriimti į cechą. Bet kadangi jie turėjo privilegijas, carinės privilegijas, tai jie šalia Derbto pasistatė fabriką ir tas fabrikas gyvavo tikrai, pasistatė net 18 amžiaus pabaigoje ir gyvavo tikrai ilgai ir, na, net 19 amžiaus viduryje įvairūs technologai, keramikos technologai rašė straipsnius ir apie krosnių koklių kokybę ir būtent rėmėsi Luninų fabriko pavyzdžiais. Tai, na, tai iš tiesų tai yra Vilniuje išlikę Chodkevičių rūmuose, dabartinėme dailės muziejuje. Buvo pastatyta generalgubernatūroje, tuomet kaip tik ampyro stiliumi buvo statomas tas pastatas ir dabartinė prezidentūra, tikrai kai matote siužetus, panoramos, tai galite atkreipti dėmesį. Vat štai tokią Luninų
Lūninų krosnį, židininę krosnį, jos dabar restauruotos, tvarkytos, tai dažniausiai paverstos židiniais. Ir Burbiškių dvare Anykščių rajone taip pat išlikę ne viena Lūninų krosnis ir židinys. Tai, kaip matot, kaip tik yra tokia tipiška berlinietiškos krosnės pavyzdys, balta glazūra, imituojanti porcelianą ir tos tokios detalės ir, bent jau restauratoriai, nežinau, ar Dainiui teko restauruoti Lūninų krosnį ar židinį, bet Aelita Bielinytė sakė, kad labai sunku susitvarkyti, nes tai yra iš tokių stambių gabalų, ten, sakysim, kolona, tai yra vientisas gaminys, nesusmulkintas ir kažkokiais segmentais, tai norint išdegti, norint ten restauruoti ar atkurti detalę, nėra taip paprasta, reikia tiesiog didelės degimo krosnės. Bet reikia pasakyti, kad visą XIX amžių ir XX amžiaus pirmoji pusėje tos baltai glazūruotos krosnės jos buvo madingos. Bet karts nuo karto vis keitėsi glazūrų spalva ir štai apie 6-7 dešimtmetį, ir kai mes skaitom aprašymus, visą laiką kalbama apie violetinę glazūrą ir tokia įvairių atspalvių violetinę glazūrą. Tai reikia pasakyti, kad Lietuvos teritorijoje tokių violetinės glazūros krosnių, man bent jau nepavyko aptikti, bet Vokietijoje, Čekijoje tikrai tokių krosnių yra. Tas toks violetas gražus, netgi šiek tiek imituojantis marmurą, lyg toks taškuotas ir su gražiom kitom tokiom dekoratyviniam baltos glazūros detalėm. Ir čia matote pavyzdys būtent Klaipėdoje, Memelyje veikusio Ferdinando Kroicas fabriko. Tas fabrikas veikia būtent 6-7 dešimtmetį ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus turi vieną, kaip ir sakau, stebuklingą pavyzdį, tai yra su gražiu spaudu ir mes matom tą tokią violetinę glazūrą. Ir Vilniuje yra, ir čia spaudas yra jau ne fabriko, yra Vilniaus Puodžiaus meistro spaudas ir irgi matome fragmentą tos tokios violetinės glazūros. Vilniuje veikia labai trumpai veikia, bet buvo labai garsus ir toks ten skelbime rašo, kad gamina porcelianinės krosnis, tai šalia tų violetinių lygia greta buvo gaminami ir baltai glazūruoti kokliai ir tas fabrikas, Ferdinando Boretti fabrikas, jisai gamina labai kokybišką produkciją, bet va čia aš vis bandau akcentuoti tai, kad iš tiesų fabrikai įsikurdavo ir Lietuvos teritorijai, bet jie neišsilaikydavo, nes juos nukonkuruodavo ne kas kitas, o puodžiai amatininkai. Vilniuje ir Kaune veikia atskiri puodžių cechai. Vilniaus cechas buvo labai didelis, visada meistrų buvo ne mažiau nei nuo 60 iki 70, aišku, ten pameistriai, mokiniai. Tai tas cechas didelis. Ir pagal įstatymus amatininkai savo produkciją galėjo realizuoti tik savo cecho teritorijoje, tai yra Vilniaus mieste. O fabrikų nesvarbu koks fabrikas, gali ten dirbti tik 3 žmonės, nes pasižiūrėkite fabrikų žinynų, žodynus XIX amžiaus ir ten nurodyta, kiek dirba darbininkų. Ir
kartais amatininko dirbtuvėje dirbo daugiau žmonių negu fabriko statusą turinčioje įmonėje. O fabrikai galėjo realizuoti produkciją laisvai, kur nori. Tai čia amatininkam buvo taip neparanku, todėl kiekvieną naujai įsikūrusi fabriką jie stengdavosi visais būdais nukonkuruoti. Ten sakyti, kad jie, skųsti valdžiai, kad jie ten nemoka gaminti koklių, kad jie dar kažką daro blogai. Dar kuo skiriasi fabrikai ir amatininkai, nes amatininkas gamina koklius ir pats mūrija krosnį. Nuo pat pradžios iki pabaigos jo darbas yra jo rankose. O fabrikai gamina ir atiduoda tuos koklius perpardavinėtojams, į prekyvietės ir stato jau visiškai kiti meistrai, kurie galbūt taip netausoja ten tų koklių, galbūt per greit pakuria ar kaip nors. Ir būdavo tokiu atveju, kad maždaug sako blogi kokliai, nes pakūrė krosnį ir tie kokliai suskilo. Fabriko savininkas sako, nieko panašaus, mano kokliai buvo geri, jūs parinkot krosnininkus prastus ir jie pastatė blogai tą krosnį, ten neatliko technologiškai visų veiksmų ir, dėl to tie kokliai suskilo. Tai aš noriu akcentuoti, kad fabrikam kaip tik buvo sunku išsilaikyti. Ir jeigu mes žiūrėsime technologiškai, mes dažnai įsivaizduojam, kad fabrikas turi nepaprastai ten kažkokią ypatingą įrangą. Bet kai pasižiūri, tai labai dažnai amatininko dirbtuvė įranga ir to vadinamo fabriko įranga, jos nelabai kuo skiriasi. Tai tas buvo tikrai, bet tyrinėjant labai įdomu pamatyti ir tada tas kažkokias legendas, kurias mes taip įsivaizduojam, šiek tiek lengva ranka pasidarom išvadas, jos pasirodo netitinka tikrovės. Tikrai Vilniuje pačioj XIX amžiaus pabaigoje, kai jau panaikinta cechų sistema, įsikūrė Mereino ir Libo fabrikas, kuriame dirbo 100 darbuotojų, tai čia jau buvo labai daug darbuotojų, kaip Lietuvoje. Ir fabrikas turėjo garo variklį. Tai jau ta technologinė pažanga Mereino ir Libo fabrike tikrai buvo juntama. Ir kaip užsiminiau, iš tiesų buvo daugybė tos atvežtinės produkcijos ir ten, kur kūrėsi fabrikai, tai buvo labai dažnai fabrikai kūrėsi ir ilgiau išsilaikė didikų dvaruose. Tai Lietuvoje dar XIX amžiaus, taip irgi apie 6, 5, 6, 7 dešimtmetį labai paplinta dabartinėje Latvijos teritorijoje veikusio barono Eduardo Šrederso fabriko produkcija. Ir nors ten reklaminiuose skelbimuose paprastai rašo, kad tas fabrikas aptarnauja ten tą apylinkę, kur jis įsikūręs ir taip pat produkciją veža į Kauno guberniją, bet tai, ką mes randam, tai galim sakyti, kad ir Vilniaus gubernija buvo aptarnaujama. Ir štai yra Mokslo akademijos bibliotekoje išlikę dar ne tie tokie spausdinti katalogai, bet lakštai su krosnių pavyzdžiais. Ir Dainius galės gal irgi mane visai papildyti, nes Pavirvytės dvaro rūmuose ir kitur, ir Biržuvėnų dvare po gaisro irgi Dainiui teko restauruoti Šrederso krosnis ir židinius, tai galbūt jis ten apie tos technologinius niuansus daugiau pasakys. Aš daugiau šiandien kalbu apie krosnių išorę.
Dar labai, kadangi kalbėjau, kad jeigu yra populiarūs modeliai, jie gaminami ir kartojami įvairiuose fabrikuose. Tai turiu pasakyti, kad 7-8 dešimtmetį Lietuvoje paplinta tokios Biedermejerio ir neoklasicizmo stiliaus krosnys, irgi baltai glazūruotos, labai gražios, tokiom vainikuotos įvairiom figūriniam kompozicijom, medžioklės scenom, kvadrigom, kaip ten matote, ar kažkokiom panoplijom ir tokiom labai elegantiškom plaketėm krosnės centre, tai yra su piemenaitėm, su kažkokiom kitokiom, tokiom elegantiškom scenom. O tų krosnių šonai yra papuošti tokiam kaneliruotais pilastrais. Tai vienoj tokioj krosnį teko patirti, kad jinai greičiausiai buvo pagaminta dabartinės Baltarusijos teritorija, yra toks kaimas ir dvaras buvo Smetanka. Ten veikė dvarininkė Vera Kokliarskaja, bet vėliau ir būtent ten irgi buvo labai gražaus balto ir kokybiško molio, bet ten vėliau dirbo ir tą dvarą ir tas visą gaminvietę perėmė kiti meistrai. Kitos tos krosnys yra arba restauruotos ir restauratoriai neatkreipė dėmesį į koklių ženklus, arba yra tik patvarkytos išoriškai, nesigilinant į koklio tą kitą pusę, tai aš negaliu pasakyti va šitų visų modelių, kurią krosnį koks gamintojas pagamino, bet kad 7-8 dešimtmetį tokios krosnys buvo itin madingos, tą galiu konstatuoti. Ir tai, ką aš sakau, kad populiarus modelis, jisai gamintas įvairiuose fabrikuose. Tai čia matote įvairių fabrikų katalogų pavyzdžius. Ir matote tą pačią krosnį ir atkreipkite į datas. Tai jeigu Švedijoje štai tokio tipo krosnis yra eksponuojama XIX amžiaus 90-mečio kataloge, tai Rygos 20 pradžios ir Vilniaus, mano minėtame Reino ir Libo fabrike apie 1910 metus. Tai kartais mes, net paveldosaugininkam būna svarbu, kai sako, kada jinai pastatyta, kada jinai ten sukurta. Tai mes netgi pagal modelį negalim, jeigu nematom spaudą, jeigu mes matom spaudą, mes galim pasakyti. Spaudas rodo ne tik, kas pagamino, bet galim nustatyti ir kada pagaminta. Nes jeigu ilgai gyvavo gamintojas kažkoks, jis dėl įvairių aplinkybių pakeisdavo karts nuo karto spaudo konfiguraciją. Ir pavyzdžiui, Vilniaus fabriko kataloge man katalogai paprastai leidžiami be datų, išimtis yra Zubovo fabriko katalogas, kur yra uždėta. Tam, kad ta produkcija visą laiką atrodytų pirkėjui tokia šviežia. Ir Libo rašo labai aiškiai, gražiai sako, mes gaminame pagal naujausius užsieninius pavyzdžius. Žodžiu, iškart pasako, kad tai ne to fabriko originalūs modeliai, užsieniniai, bet tai yra naujausi. Bet mes pasižiūrėkime, koks tas naujumas. Tai yra, žodžiu, bet pirkėjam tiko, jie pirko ir dar daugiau, kai 40 metais nacionalizavo mūsų, žodžiu, Lietuva pateko į okupuotą Rusijos ir buvo nacionalizuotos įmonės, kiekviena įmonė buvo labai smulkiai suinventorinta ir visi gaminiai
Tai aš, aišku, peržiūrėjau koklių gamintojų įmonės ir ne vienas didesnis fabrikas, pasakęs apie tuos tarpukarių gamintus koklius, kiek jų yra, kokių formų, kokių formatų, taip pat rašė, kad mes sandėlyje turime senoviškų, neparduotų koklių. Reikia juos kažkaip, už pigiau ar kažkaip realizuoti. Tai ir yra skelbimų, šitos krosnys pagal savo modelį tuo metu 20 amžiaus pradžioj buvo vadinamos senoviškos vokiškos, tas Altdeutsch pavadinimu. Tai būdavo skelbimų, kad pigiai parduodame senoviškų tų vokiškų krosnių koklius. Tai kartais ta išorė mums net parodo, nei kas gamino, nei kada pagamino. Todėl dar kartą akcentuoju, kad tas spaudas yra aukso vertės. Be to, spaudas parodo ir kur keliavo, pavyzdžiui, mūsų krosnis. Tai dar iki karo, bendraujant su Sankt Peterburgo restauratoriais, pavyko išsiaiškinti, kad Mereino ir Libo fabriko produkcija keliavo ir į Rusijos imperijos sostinę, ir Sankt Peterburge, jo apylinkėse yra nemažai šito fabriko krosnių. Bet dar kas čia yra svarbu, pasakysim, šita krosnis, jinai, praktiškai tiksliai pagal tą katalogo modelį pastatyta. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite ten tą kitą šoninę, jau Libo vadovaujant fabrikui produkciją, tai ta krosnis, tas krosnis nebūtinai statydavo tiksliai pagal katalogo pavyzdį. Kadangi, kad ir kiek būtų ten nelabai tiksliai vienodo formato, vis tiek jų formatas buvo jau toks apibrėžtas. Ir galima buvo sukomplektuoti krosnį iš turimų koklių ir visų detalių, galima buvo sukomplektuoti taip, kaip nori gyventojas. Tai yra to tokio gryno produkto, praktiškai ir aš, kai žiūrėjau ir Vilniui, to gryno pagal katalogą produkto aš aptikau labai mažai. Dar kaip atkeliaudavo ir ta įvežtinė produkcija, be to Libo fabrikas dar turėjo Varšuvoje savo atstovybę, bet Varšuvoje, kadangi jinai buvo praktiškai visai subombarduota Antro pasaulinio karo metais, tai dar kol kas man nepavyko aptikti Libo gaminių, ar bent jau archeologiniam pavidale. O štai atvežtinė produkcija 19 pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje dar atkeliaudavo per įvairius architektų biurus. Ir Lietuvoje, Vilniuje ir kitose Lietuvos vietovėse yra daug tokių gražių, irgi labai technologiškai, tokio aukšto technologinio lygio koklių. Tai yra iš fabriko netoli Varšuvos, tai yra Pruškovo fabriko. Ir fabrikų aukšto lygio gaminius reklamavo ir turėjo architektų biurai. Ir čia matote Vilniaus architektų biuro reklamą, kurie sako, kad mes projektuojame, bet taip pat galime, projektuodami, jūs galite naudotis mūsų ten tų statybinių medžiagų sandėliais. Ir Pruškovo tos kokliai židiniai, jie yra tikrai aukštesnio socialinio sluoksnio namuose randami, tai yra Vilniuje ir naujosios buržuazijos ir tos senosios diduomenės namuose ir taip pat įvairiuose Lietuvos dvaruose ir ten technologiškai, ten kaip tik dar ant molio dengiama, ten aš jau nelabai moku paaiškinti, bet žodžiu dengiamas dar toksai
sluoksnis ir tik ant jo dengiama glazūra ir tada ta glazūra savotiškai spindi ir tą tokį tarsi net ir nebūdama balta, ta krosnis atrodo tokia porcelianinė. Na, iš tiesų, jeigu mes galvojame apie išlikusias krosnis, tai turime pasakyti, kad jų daugiausia išliko iš XIX amžiaus pabaigos 20 pradžios. Ir tai yra dėl to, kad jos gausiausiai ornamentuotos. Ir šiandien ar gyventojai, ar paveldo specialistai, sako, šita, čia net yra ir blogai kartais, sako, šita tai graži. O paskui aš rodysiu jau puikią krosnį, puikiai ir kaip šildymo įrenginys, ir netgi stilistiškai puikia. Bet jau kadangi yra paprastų formų, sako, negaila, čia jinai tokia, paprasta, galima ją nugriauti. Tai va, todėl mes daugiausia turime tų istoristinių, tos senųjų vokiškų stiliaus krosnių ir taip pat Art Nouveau arba secesijos arba moderno, kaip norim, taip galim vadinti. Tai iš tiesų yra pačių įvairiausių gamintojų ir tai yra tikrai, tiek gyventojų mėgiamos, tiek ir paveldo funkcionierių irgi sakoma, šitą tai reikia išsaugoti. Dar noriu vieną akcentuoti tokį momentą ir štai rodau irgi Art Nouveau stilistikos vadinamąjį žaliąjį židinį Petro Vileišio rūmuose. Tai labai įdomu, kad nebūtinai, ir aš užsiminiau jau, kad jeigu būdavo patentuojamas kažkoks modelis, nebūtinai jis būdavo įdiegiamas būtent tame fabrike, kur dirbo ten tą modelį sukūręs meistras. Ir yra štai įdomi, labai trumpai taip pasakysiu, bet labai įdomi šita žaliojo židinio sukūrimo istorija, nes va šito židinio mes žinome, kas yra modelio autorius. Tai modelio autorius yra, ir tą mes žinome iš vokiškos spaudos, modelio autorius yra Karlas Meyeris, tai buvo vieno Vokietijos fabriko meistras, kuris buvo pasiųstas į Niurnbergą, nes Niurnberge 20 amžiaus pradžioje veikė keramikos meistrų tobulinimosi kursai, kur vedė tos kursus garsiausi to meto dizaineriai. Ir Meyeris sukūrė, kursų metu jie turėdavo sukurti koklinių krosnių, židinių, kitų keramikos dirbinių pavyzdžius, tokius modelinius pavyzdžius ir juos eksponuoti Niurnbergo muziejuje. Ir tos parodos, tų kursantų parodos buvo labai plačiai aptariamos, analizuojamos ir ten juose lankydavosi įvairių fabrikų savininkai pasižiūrėti, kokios gi siūlomos naujos tendencijos. Ir štai išstačius tą židinį, vokiečiai to fabriko, tas fabrikas, iš kurio buvo atėjęs Karlas Meyeris, nebuvo suinteresuoti įdiegti į gamybą šito židinio, bet žinome, kad tą modelį jau paroda vyko 902 metais, 903 metais šitas modelis jau atsiduria Suomijos Abo fabriko kataloge. Ir tai rodo, kad perėmė, matyt, jau gavo tas teisės, gaminti tą modelį. Ir taip pat yra, man pavyko rasti 7 metų katalogą ir štai yra šitas Meyerio modelis, Abo fabriko katalogas ir štai matome Vilniuje žaliąjį židinį. O kadangi Abo fabriko atstovybė buvo Sankt Peterburge, Petras Vileišis atvyko iš Sankt Peterburgo, ar jisai atsivežė atvykdamas, ar jis parsisiuntė, bet aišku, kad jisai žinojo, lankėsi ir štai
Na, be to žaliojo židinio ir kitos krosnys atrodo, kad tai yra Suomijos Abo fabriko, bet tie įrenginiai nebuvo restauruoti, kokliai nebuvo išimti, tai aš įrodymo, kad kaip tas Tomas netikintis, neturiu įrodymo to spaudo, bet pagal visą istoriją atrodo vis dėlto, kad, žodžiu, tai yra Abo fabriko gaminys. Na ir dabar ateinam į tarpukarį ir dabar mes didžiuojamės modernizmo architektūra, jinai yra įtraukta ir, žodžiu, į garsiausius pasaulio paveldo sąrašus, bet detalės, vat interjero, kadangi aš tyrinėju interjero įvairias detalės, bet detalės jos, nors jos atitinka to stiliaus visą gražiausią ir geriausią išvaizdą, bet detalės nėra vertinamos. Štai va tokios tarpukarinės 20 amžiaus 3-4 dešimtmečio krosnys, jeigu patys gyventojai saugo, tai jos yra saugomas. Pavyzdžiui, va šita va antra su plakete, tai yra man viena kolegė atsiuntė nuotrauką ir sakė, yra Ukmergėj veikia garsus Julijaus Lemano fabrikas tarpukariu ir sakė, mes šitą krosnį saugom, nes vat yra vaizdelis, kurį šeima iš kartos į kartą pasakoja legendą. Sakoma, kad ten pavaizduotas senelis, jų senelis, kuris girdo arklius. Nors ta plaketė yra tikrai paplitus ir taip, bet tiem žmonėm taip ten gražu ir taip jiem brangu, kad jie sako, ne, tikrai negriausim tos krosnės. Ir aš galvoju, ačiū Dievui. Tai yra, per tokią legendą, žodžiu, galima išsaugoti stilingus elementus. Be to, va čia buvo ginčiamas ir kalbama apie tos koklių matmenis, tai iš tiesų aš betyrinėdama supratau, kad ir krosnių forma jinai priklauso nuo to vidinio degimo viso mechanizmo. Ir tarpukariu yra daug eksperimentuojama, kad jinai būtų kuo ekonomiškesnė. Visais laikais bandoma, kad kuo mažiau rytų kuro, kad daugiau skleistų šilumos ir yra kalbama ir reklaminėse skelbimuose, kad parduodama arba statomos ekonominės koklinės krosnys. Bet kitur specialistų aptarimuose aš randu, kad labai sunku tokio tipo krosnis pastatyti, nes jom reikia labai idealiai vienodų koklių formatų, kad jos ir niekas negeba tų tokių ypatingai tikslių pagaminti, kad tai, žodžiu, galima būtų pastatyti. Tai va čia eksperimentuojama su to šildymo sistema, kokliai yra tik tai krosnės dekoro tas paviršinis elementas ir kaip suderinti ir vieną ir kitą nėra taip paprasta. Na, aš labai džiaugiuosi su Klaipėdos universiteto archeologė Raimonda Nabažaitė vykdėm tokį projektą dar per pandemiją, pavadinta Gyvos krosnys, žodžiu, buvo rinkti duomenys apie vakarų Lietuvos, vėliau išsiplėtė ir plačiau gyventojų namuose išlikusias krosnis. Na ir labai džiaugiuosi, kad vakarų Lietuvoje dar išlikę, irgi tos modernizmo stiliaus, bet pagal tą vokišką tradiciją šiek tiek kitaip jos pastatytos, jos tokios siauresnės ir ta pakura yra iš galo, iš šono krosnės. Na ir tuose vokiškose žurnaluose matyti, kaip ten
būtent ta sienelė tokia platesnė, jinai tinkama ir žodžiu, pastovėti, pasišildyti ir žodžiu, net ir tos atrodytų labai paprastos formos krosnys, jos įvairiuose regionuose turi savų niuansų. Ir vakarų Lietuvoje, aišku, yra dar tos su šildomaisiais suoleliais ir tikrai išlikusių labai įdomių, Klaipėdoj yra išlikusi štai tokia krosnis, jinai greičiausiai yra Berlyno fabrike pagamintų koklių pagal ten tuos katalogus, galima galvoti, kad tai yra tokia jau vokiška produkcija. Ir jau einant į pabaigą, iš tiesų savo tyrimus galvojau pabaigsiu ties Antru pasauliniu karu. Įsivaizdavau, kad karas ir ta nacionalizacija nutraukė iki tol buvusią gamybą, bet labai nustebau ir supratau, kad iš tiesų visi iki nacionalizacijos ir iki karo veikusios įmonės, tiek amatininkai jau greičiau nutraukė savo veiklą, bet fabrikai iš tiesų tik buvo pervadinti. Nušalinti ir dažnai ištremti tų įmonių savininkai, bet tos įmonės pakeitusios pavadinimą, jos išliko ir veikė. Vienos kaip Priekulė fabrikas buvo uždaryta tik tai 1992 metais, ten kitos vėl, o šiaip didžioji dalis 70-metyje buvo centralizuotos ir prijungtos prie Kauno Jiesios ir prie Dvarčionių keramikos. Tai yra tapo tų įmonių įvairiais cechais. Tai žodžiu, pakeisti pavadinimai, nuimti, ypatingai ant Juliaus Lemano firminio blanko matyti, nubraukta Julius Lemanas, prirašyta valstybinis ir tai dažniausiai taip, arba pavyzdžiui Vilniaus plytinės koklinė šeškinė, jinai pervadinta į gamyklą krosnis. Tai man buvo įdomu, kadangi ir toj knygoje aš būtent tyrinėjau spaudus ir man svarbu buvo tų spaudų pasikeitimai, tai aš labai aiškiai bandžiau atsekti, tai kokiogi laiko yra tie spaudai ir kokio laiko kokliai. Nes ir internete, kaip žinia, dalinasi žmonės ir dažnai rodo štai tokį su Priekulės ženklu koklį ir sako, čia prieš karą ar ten 20 pradžios. Ir, suprantu, kad nežino tos istorijos, nes Priekuliai veikė Alberto Baumgarto plytinė ir koklinė. Ir ten yra kiti spaudai. Baumgartas mirė 1940 metais. Nežinau, kas su ta įmonė vyko per karą, bet iškart pokarį jau ta įmonė pervadinta ir ta visa įranga naudota ir pervadinta į plytinę koklinę Priekulė. Tai tas Priekulė jau ženklas rodo, kad tai yra pokario koklis. Ir kaip minėjau, iš tiesų, ir taip pat, vis dėlto tas sovietmečio koklių gamybos tyrimas parodė tikrai labai įdomių ir tokių skaudžių momentų. Ir man visada būdavo keista, kodėl tos krosnys tokios negražios. Kodėl jos, tarsi toks... Tai taip, čia viskas ir buvo, kad pirmiausia įranga, kuri buvo iki karo, jinai naudota ir pokariu, ten tos įrangos būdavo, kad atveža kokį nors įrenginį iš plačiosios sąjungos, bet tas įrenginys tik jį pastačius jau sako, viskas subyrėjo, žodžiu, neveikia.
Be to, buvo tikrai, reikia pripažinti, kad įvairių tokių nemotyvuotų darbuotojų, girtuoklių priimta, kurie, ten nuolat būdavo kovojama su jais, jų pravaikštom ir panašiai. Be to, įrangai pasenus niekaip nepavykdavo, jeigu formavimo procesas būdavo normalus, tai kai ateidavo iki degimo proceso, per greitai užkildavo ugnis, kaitra, suskildavo pusę tos produkcijos ir, žodžiu, visą laiką būdavo iki 50% arba daugiau broko. Ir labai įdomu, kad to broko tiek daug, kad peržiūrėdavo ir tą brokuotą produkciją ir jeigu bent kažkiek tinkamas naudoti, juos irgi naudodavo. Be to, nepamirškim socialistinio lenktyniavimo. Visą laiką būdavo ten visi skalpuojami už tai, kad neįvykdė ten to plano. Tai stengdavosi vykdyti planą ir tada susidarė dar viena kurioziška situacija, kad gamino tas krosnies dalis, kurias lengviau ir greičiau pagaminti. Tai žodžiu, ten negamindavo kokių ten kampinių, karnizinių ir pasirodydavo, kad sandėly guli stirtos koklių, bet iš jų neįmanoma sumūryti krosnių, nes nėra kai kurių dalių. Tai va tas tokį. Ir dar vienas momentas, nacionalizavus įmonės, tos įmonės savo produkciją galėjo parduoti tik tai įmonėm, o gyventojas turėjo labai ribotas galimybės įsigyti, o tai yra plytos, kokliai, tai yra, žmonės po karo turi atsistatyti namus, susitvarkyti ir jie įsigyti negalėdavo, tai va irgi to mūsų projekto Gyvos krosnys metu labai man, tiesiog aš skaičiau dokumentus oficialius ir po to žmonių paliudijimus. Va, Viržėnuose gyventojas rašo, kad 59 metais mano mama per pažintis gavo brokuotų koklių. Bet meistrą turėjom tokį gerą, kad jisai labai išmoningai sumūrijo, ir tos krosnys gyvuoja ir veikia iki šiol. Tai man toks, galvoju, tiesiog gyvas paliudijimas. Tai žodžiu, man tos sovietinės krosnys, kurios išlikė, jos gal nėra tokios gražios, aš užtat ir tą pavadinimą iki tos funkcinės būtinybės, būtina kažkuo šildytis, būtina ant kažko gaminti, bet jau to, ką mes anksčiau sakėm, kad tai yra interjero puošmena, niekas jau nežiūrėjo į tai, bet tai yra toks svarbus istorinis paliudijimas, kad jau galima į tai žiūrėti visai kitaip. Bet reikia pasakyti, kad kai kurias krosnis, tokias irgi margutės, dar ko nepavykdavo sovietmečio tom įmonėm padaryti, tai išdegti vieno atspalvio koklius. Užtat jos, tokios margos, kaip matot, jeigu prieš tai buvo, jeigu ir ten kažkoks yra atspalvio kitoniškumas, tai jisai labai gražus, o čia, tiesiog matai, kad, bet štai Palangoj žmonės ten vienam name labai gražiai ten pasitvarkė ir jos atrodo visai stilingai. Ir dar turiu pasakyti, kad sovietmečiu būtent, kadangi gaudavo per pažintis, tai, ir čia irgi buvo sakoma, kad iš Karaliaučiaus daug atkeliavo, taip, daug statybinių medžiagų iš sugriauto, griaunamo Karaliaučiaus atkeliavo į Lietuvą ir mes matome tokių, tam pačiam name, namas pastatytas 20 amžiaus 6-7 dešimtmetį, čia yra priekulės kokliai, čia irgi, bet ten ta viryklėlė, jinai pastatyta ir iš tarpukarinių koklių. Tai yra, mes galime žinoti, kada pastatytas namas, bet krosnis gali būti visai iš ankstyvesnių koklių. Tai, ką minėjo ir
Jūratė, kad kokliai yra ir antrinio, ir tretinio panaudojimo produktas. Na ir štai, čia jau iš tiesų mane trikdė, kad labai daug krosnių, vat, kai mes jau peržiūrėjom tokį platų arealą, yra iš tokių neoistoristinių koklių, su tokia rozetė ir matau pagal glazūrą, kad tai nėra 20 amžiaus pradžios. Bet niekaip negalėjau suprasti, bet irgi žmonių paliudijimai parodė, kad tai yra Priekulės, mano rodytos Priekulės fabriko kokliai. Ir Priekulės fabrikas 92 metais užsidarė ir leido gyventojams ten pigiau ir, žodžiu, įsigyti, va tada jie galėjo įsigyti daug. Ir ištisai yra pasklidę, bet tai yra tik vieno modelio koklio, žodžiu, tik kelių atspalvių ten gaminiai. Bet iki ten to kokio 8-9 mečio nėra, tai man dar toks, aš aišku to nepatikrinau ir nežinau, tokia hipotezė, kad galbūt va tuos tokius gražesnius koklius eksportuodavo, kaip ir būna, kad ten tuos išveža, o jau vietos gyventojams būdavo kažkokia kita produkcija. Tai va, na ir kaipgi žinome, kaip sparčiai nyksta ir Jūratė kalbėjo vien apie archeologinius koklius, bet man rūpi ir kaipgi išsaugoti ir tyrinėti tą visą pavidalą. Na, tai čia gal irgi aš visi Dainių kreipiuosi, jis, man atrodo, audžia tokią mintį, tai man atrodo, kad galbūt mums reikėtų galvoti, gal ir tose pačiuose Rumšiškėse, apie kažkokį, žodžiu, koklinių krosnių muziejų. Ir tokių muziejų Europoje tikrai yra daug. Na ir dar čia kalbėdama, aš pradžioje neužsiminiau, visą laiką mane kankina mintis, kad mes nieko nekalbam apie kilnojamas koklinės krosnelės. Jos praktiškai yra sunaikintos. Aš čia vienu metu Rasą kankinau tuo klausimu, kad jis sakė, kad kai ekspedicijas vykdė po kaimus dar buvo tokių krosnelių, dabar jų praktiškai nėra, bet kai aš skaitau reklaminius skelbimus, kitą literatūrą, ten ištisai visi gamintojai sako, kad mes parduodam koklius, tai vat tokiom stacionariom krosnim sumūryti, bet taip pat ir kilnojamas krosneles. Tai gal kas nors kur nors savo, nežinau, senelių, giminaičių namuose tokias dar turit. Tai labai būtų įdomu surinkti ir kalbėti, nes daugelį momentų, kodėl aš sakau, reikia išsaugoti, nebūtinai jau toj natūralioje aplinkoje, bet bent kažkaip išsaugoti, nes kai sunaikinam, tai mes prarandam savo istorijos dalį, savo atmintį ir paskui kitaip interpretuojam ir tai, ką turim. Tai va, tai ačiū labai už kantrybę, už leidimą pasisakyti ir šiandien tiek aš norėjau